Atidarom ir šiandieną naujovė, mes turime Riftbound. Žodžiu, kitaip tariant, lovas, League of Legends, labai geras geimas, kuris yra pražaistas šimtais galbūt valandų. Su kortelėm nieko visiškai bendro neturiu, esu visiškai žalias, netgi prieš šitų dviejų pakelių atidarimą net nesidomėjau, kokios gali būti kainų vertės. Tai excited dalykas, norėčiau ištraukti galbūt tų kortelių čempus, su kuriais aš pats žaisdavau. Tokie kaip Dr. Mundo, Amumu, Silas, Timo, Miss Fortune ir daugelis kitų. Tai, įdomi ši kortelės. Čia ką šita kortelė daro įdomu? Apsivertusi, galbūt kaip spelas? Neįsivaizduoju. Ir man atrodo apačioj kažkas tai blizga. Kažką mes gausim. Ar tai yra gera korta? Ką mes... Blade Dancer. Ok. Ar jinai yra gera? Įdomu man pačiam sužinoti. Ir dar gauname Jack. Ok, Jackas irgi pražaistas šempas nemažai laiko. Chaos runa. Ir kortelė. Ok, kurią galime nusiskenuoti. How to play. Ok, tikrai reikės pasižiūrėti, kaip žaidžiasi šitas žaidimas. Galbūt įdomiai. Ir antrasis pakelis. Ar mes irgi kažką tokio blizgančių ištrauksime kaip iš pirmojo? Visiškai nežinau. Čia galbūt kiekvienas pakelis turi po tokią kortą, o gal ne, gal mums pasisekė tiesiog. Ok, torčiukas. Ir pažiūrėkime, ar gausime mes kažką. Net neatsimenu, kelinta tai kortelė turėjo būti, bet man atrodo, jau turėčiau aš ištraukti, jeigu kažkas reto. Žiūrime. Ok. Rengar irgi žaistas daug čempas. Ir čia, man atrodo, buvo ta reta korta. Edge of Night. Jo, tikriausiai viskas. Mechas. Ant pabaigos. Taigi, ar jums buvo įdomios šitos kortelės, kaip aš jas traukiu, ar ne? Labai įdomu. Žinosiu, kaip ateityje pasielgti. Ar daugiau jų traukti. Kaip visada nieko gero, gal jau metas tau pas psichologą.